Antra nakties, ką tik. Tai įsimečiau kelias šmutkės ir važiuoju į vilą miške. Čia buvo šeštadienį, sekmadienį, kai važiavau naktį, todėl kad prisiminiau, kad klientai sekmadienį buvo visai pamiršęs, nieko neparuošęs. Nuvažiavau naktį, surašiau viską. O dabar jau yra trečiadienis, atsikėliau šiandien 10 valandą, namie ne čia. Ir suprantat, taip nebuvau jau, nežinau, metus laiko, taip nebuvau įsimiegojęs. Aišku, tai ten prieš tai daug nemiegota buvo, tai čia tas nekompensuoja viena naktis, bet džiaugiuosi. Grybai auga. Sakiau, va, šakų nerenku, prikrenta. Nežinau, iš kur aš tiek grybai valgo šakas, nes vieni grybai yra tokie, kur tiesiog biznį daro su medžiais, o kiti, kur jiem nereikia medžių, jie valgo senus visokius medžius. Čia bulvių galim rasti. Va, bulvytės, visa eilė. Jeigu dar jas čia paravėjus, švis. Wow. O čia mano ramunėlės. Čia yra 10 arvo ramunėlių. Kur jūs jas matot? Ne, nematot. O aš matau, kur pažiūrėsi, ten ramunėlės. Jau to jas čia žiedelius kraus. Visas laukas ramunėlių. Jo, man pavyksta vis daugiau jonažolės užauginti. Visur čia priveisiau, visur. Šiemet labai daug randu, visur. Va, net prie trovelės pilna jonažolių. Pažiūrėkit. O, čia, visur. Nu, žiauriai įdomu, kaip pavyksta taip įterpti į bendrą visą fauną kažką tai ir tas normaliai prigyja ir čia natūraliai dauginas. Ir paskui vaikštai, pasiskini čia. O prie laboratorijos kiek jonažolių iš vis viršūnė, belė kiek. Bet aš labai pergyvenau, kad man tos ramunėlės. Ne, nieko čia neauga, tik žolės vienas. Ne, radau, pasivaikščiau, jau pilna ramunėlių. Tai džiaugiuosi, pavyko planas. Pernai čia auginau ramunėlės, biškį išmokau. Tai šiemet jau pritaikau. Jos kažkiek natūraliai atželia, bet ne visur, ne visada. Nu, bet žiūrėsim, mokinsimės toliau. Aš Jaukmedis koks laimingas, aš jį su traktoriu pervažiavau, iškart jis atsigavo gyventi, užsimanė viršūnė. O vaikeli, jau obolių šiemet kiek turėsiu. Eik tu savo, vėlaitė tu mane. O šitam tai jamet, kiekvienais metais tas pats. Kaulavaisis, ką čia reikia purkšt, ką čia reikia daryti. Nemėgstu šiokios chemijos, gal koks kalio permanganatas, kažkoks, kažką, kas čia valgo, pasakykit. Ten gal kiti žmonės prigazinti, kad jonažolės privalgai, tai tada saulė ten jautus, bet kai yra daug saulės, tai taip gyvenimas geras. O jau kai ruduo ateina, kažkur jos gauti, vat jonažolės prikaupė tos saulės ir tu ją valgai ir būni pats kai saulė. 3 kategorijų antidepresantai, 1, 2 ir 3, nu tarkim 3 yra aukščiausias, jau sudėtingiausia, baisiausia chemija, stipriausia. Tai jonažolės savie turi neatsimenu kokias ten medžiagos, tik tiek, kad arbatą gerinti, jinai netirpsta vandenį, jinai riebalose tirpai. Tai arba turi gerti su grietinėlė tą arbatą, arba visą žolę valgyti. Ir tai atitinka 2 kategorijos antidepresantų. Ta prasme, veikia antidepresantai ne tai, kad nuotaiką gerti, bet jie veikia, kaip mes pasaulį žiūrim. Pasižiūrim į kažką ir sakom, čia vėl kažką. Arba pasižiūrim ir sakom, čia galimybės. Ir būtent nuo to priklauso, kokia galų galia nuotaika susiformuoja. Arba, čia blogas. Arba, čia viskas blogai, jau valdžia tiek daėdė, kad gert belieka. Arba sakai, čia kai smagu, kai gerai. Tiesa, žmona jau labai aktyviai nori gyventi čia gamtoj, kas yra labai fainai. Mane žiauriai įkvėpė, man neužtenka failų rūpintis vienu metu daug dalykų. Tai ačiū tau, žmona, kad tu galvoji apie mūsų namus. Žodžiu, 2 kartus aplankėm tokią gamyklą Kaune. Palemone, namų, kur pastato namą gamyklą ir paskui atveža. Tai dabar įsikvėpę, žiūrim, kaip čia ar kokią paskolą pasiimt ar tarą. Na, čia vat yra vieta, viena iš potencialių, kur namą statyti. Bet žmona labai įsikvėpus ten šitoj miške, giliai krūmuose, ten žemyn nuo kalno, ten jai labai patinka, jinai ten labai jaučia kažką ar mąstymo procese, kur tą namą statyti.
už ką. O internetas gelbėja. Šiandien prastas, tik tai 7 megabitai, bet tai reiškia, kad jeigu dabar sėdžiu prie kompo, dirbu čia dokumentus žiūrinėju, tai nieko nesidarbuoju, bet čia vat kas laukia, tai va daililintas laukia, kurias reikia čia užkalt, kad jau čia būtų karšta viduj skardinis stogas. Tiesa galvojau, o jeigu čia kondensuosis ir lašės, tai gal galima kokią antikondensacinę dangą padengti. Pavyzdžiui, stiklo vanduo toks yra. Jis išdžiūvęs būna atstumia vandenį. Tai kaip idėja, jeigu nupurkšt. Reikės pabandyti, jeigu varvės ant galvos. O čia vat rezultatas mano, kaip sakiau, žolyčių. Belė kokių primiečiau ir pažiūrėkite. Žolytė, viskas čia užžėlė, gražiausiai, va, visas šlaitas. Tai jau čia geras oras papuolė, gerai palyja. Čia irgi va, viskas jau pradeda, kur daugiau kaitros, kur sausiau, bet lietaus gauna, viskas irgi dželinėja. O čia, kur pribarstėm 10 kg sėklų žolės. Irgi, žinokit, jau pradeda jinai lyst. Parodysiu, va, kokią nors, kur jau grinai mūsų sodintas. Žolytė čia dygsta, čia visur tokių mažyčių jau lenda, oras tobulas. Baseiną viską jau renkamės čia. Ir dabar, va, demonstracija šitas, va, visas tankumynas neina nei praeiti, nei orui, nei žmogui, niekam. Ir ten visiškai jau laukinė džiunglė. O čia lygiai tas pats, bet patvarkyta. Žolytė papjauta, kur jonažolės tam palikta. Ir va, įsivaizduojat, koks kvėpavimas, čia gali vaikščioti. Čia yra medeliai pagenėti, aš jas irgi pageniu dar su tą mintim, kad truputį neprarasti privatumo nuo kelio. Tai va čia toks jau parkelis ir dabar va šitos eglutės, va pažiūrėkit, kokinai vargšė. Tokias, kokia čia eglutė, nieko neužstoja. Bet dabar jinai jau kvėpuos, gaus saulės, gaus šviesos daugiau ir tada jau jinai darysis va tokio tipo. Lygiai tokia pat ir eglė, panašiai auga, ne, bet šitan saulės daugiau gavo, nes čia nebuvo medžio. Čia va yra pietus ir jinai va šildas ant saulutės, kokia jinai tankiai yra. Ne, jai nereikia stypti viršų kažkur šviesos. Šitas irgi va palieku ir jos sutankės ir čia bus galbūt paskui selekcija, padarysiu, ne visų jų reikės, bet čia formuojasi toksai privatumas. Dabar čia jo nėra, bet kai jos subręs, po kelių metų jos suteiks jau gerą privatumą. Jeigu jo bus per daug, tas galim bus irgi atsiprašęs naikinti. Chebrytė, kaip viskas fainai, čia gamtoj, pozityviai, vasarą vyksta veiksmas. Sugalvojau dar vieną labai gerą strateginį dalyką, nes kaip tyčia man yra vienas laisvas likęs įsukamas pamatas. Iš bėdos, jeigu jau labai čia viskas matysiu, kad silpna, turinti omeny tos 5 tonas sniego, kurio tu išvažiavęs kažkur į užsienį ir čia sninga ir niekam nukasti. Tai va čia kolona. Nuo čia kali koloną iki apačios, čia sraigtas, perima visą svorį, tada visiškai viskas labai jau čia tvirta pasidaro. Šį čia eina toks atskirimas, reiškia ta darbinė aplinka, kur tu kažką konstruoji, kur susidėjęs įrankius, čia darbo stalas, nes tai bus atskirta nuo to traktoriaus. Tai reiškia, čia durys atsieini atskirą patalpėlę, tokia švaresnė truputį, o čia traktoriaus jau dalis, dalinai yra atskirta. Tokie pamastymai, bet čia, kaip sakyt, ne iš karto. Dabar reikia dailylentę, užsikalt vartus pasidaryti. Senukų konsultantas labai, sako, čia tau tokia tiks, va, nifiga netinka. Tada internetu užsakiau jau kur makytai tinka, bet turbūt nepažiūrėjau šito ilgio. Trūksta vieno como. Nelengva buvo vakar dieną, bet už vakar dalylenčių prikaliau biskį. Dizainą kokį padariau. O, žiedelius jau krauna, ramunėlės, labai skanios, galima taip ir valgyties. Tikra ramunėlė. Laboratorija, kaip matot, uždaryta, remontai vyksta,
Ir štai mano gražioji siena, tada kaip dizainiukas. Prašom, pasigrožėkit. Šitie viršai dar nebaigti, bet dizainiukas toks va. Susitaupė dailylenčių, įeina šviesa, sakykime, išlaužus netilps galva. Bet aišku, kaime jūs laik pagrindinis saugumas tai yra kameros. Nu va, tai va toks va stiliukas, dabar dar dvi sienas pašoninės pasidaryti va šitas. Skylės yra baisiai didelės, kad paukščiai nepradėtų skraidžioti, tokį tinklelį uždėsiu. Aišku, gal kai bus lietumis, tai paukščiai ir neįskris. Nu, pažiūrėsim. Čia pačia dar turi nusipjauti, lygiai gražiai, netgi su nuolydžiu, kad ilgiau tarnautų šitas lentas. Ir mano autorinė technika, viską kalu apdailiniais vinukais ir puikiai laiko. Nuardyti jau sunkiau, nenuardysi nesulaužęs labai. Bet už to eina darbas greitai, nereikia tų varžtų sukti ir iš principo lentos, kai nupilkės, jį visiškai nesimatys. Ir taip, matot, jų nesimato. Tai net ir iš arti nesimatys, nes va dabar iš arti mes matom, yra va vinukai, bus jos pilkos, jį nieko nesimatys. Nusiusk laišką, gerai buhalteriai prie. Arba galiu. Jo, buhalterė, eta, rašyk. Labai gerai, aha. Italija. Ir kokią dar? Ir kokią... Čia viskas gerai.